dar valandą laiko laukti. Pusryčiavom skaniai, dabar keliaujame ieškoti vintažinio turgaus prie kanalo. Iš TikToko žiūrėjau, tai paieškose dabar. Pakeliui link kanalo užkandinėje pamatėme daug žmonių, tai nusprendėme ir mes paragauti, kągi ten taip skaniai duoda. Sukurtų kažkokį žaidžiantą dalyką, kaip čeburėką, bandysim valgyti. Neseniai po pusryčių, bet negalėjom nesustoti, nes labai buvo, tai paragausim. Sumuštinis tikrai nesumuštinis tas čeburėkas, bet čia kaip pica. Tai labai skanus, šlapias toksai. Užteginsiu vietą, kurioje galima paragauti. Visai šalia Duomo katedros yra įsikūręs Italijos seniausias ir puošniausias prekybos centras. Duomo katedra yra antra pagal dydį katalikų bažnyčia pasaulyje. Vos pusvalandis nuo katedros pėsčiomis ir mes jau atradome vintažinį turgų. Turgus vyksta Naviglio rajone paskutinį mėnesio sekmadienį. Turguje galima rasti įvairių aksesuarų, brendinių drabužių, papuošalų ir šiaip įvairiausių daiktų. Didelį įspūdį padarė patys pardavėjai, tikri italai su vyno taure, su šypsena pasipuošę savo brendiniais drabužiais, aptarnauja klientus. Tam kėdutės, juokiausi, kad man į studiją būtų labai fainos, tokios mažytės vaikučiam, gaila, kad be mašinos ir Lietuvos vėliava. Geltona, žalia, raudonas. Šalia turgaus yra taip pat mažyčių vintažinių parduotuvėlių. Pirmas mano išskirtinis dalykėlis, kurį nusipirkau turgui, akinukai. Būtume su mašina, tai už tas keliautų į studiją. Toks geras. Turgus vyksta iš abiejų kanalo pusių ir dar išsišakoja į gretutinės gatveles. Mes jame praktiškai sugaišame visą dieną. Atėjome į turgaus kavinę kažkokią, net ne kavinę, tokį kiemelį kavinių. Tai nusiperki pas vieną moterytę tuos lapukus, ką valgysi ir ką gersi, ir tada skirtingi staliukai. Pasiėmi savo. Biškai įvyko avarija, vynas ant kelnių. Bet nėra to blogo, nes dabar atrodys madingesnė. Šalia esantis bromai taip pat įspūdingo grožio, tad nepraeikit pro šalį, būtinai užsukit ir į juos. Jeigu norite rasti kažką išskirtinio ir nebrangaus, rekomenduojama važiuoti ankstyvą rytą, kad būtų dar kažkas likę, nes žmonių tikrai labai daug. Dar vienas perliukas, kurį norėjau rasti ir kurį radau, yra brandinė knyga, kuri keliaus į studiją. Atėjome į vieną mėgstamiausių Milane kokteilinę, paskanauti kokteiliuko. Ir vaizdas toks. Užsisakius kokteilius, čia visada būname vaišinami užkandukais. Milaniečiai tapo Italijos futbolo
nugalėtojais, tai dabar visi renkasi prie dūmo ir, nežinau, švęs, nes visur vėliavos, visur dainuoja, linksminasi. Pasirodo, visi sirgaliai rinkosi aikštėj laukti futbolistų, kurie laimėjo varžybą. Po varžybų futbolistai autobusu važiavo net 5 valandas, nes sirgaliai visi ėjo šalia autobuso. Na, šiandien prigastrolinom, tik neseniai parsiradom į viešbutį. Valandų jau čia turbūt kiek 12, tai privargom. Daugiausiai privargom turbūt tom varžybų sutiktuvėm tų futbolistų, nes pralaukėm porą valandų aikštėje ir tada supratom, kad dar galbūt reikės laukti labai ilgai. Ir tada nuėjom pavalgyti ir grįžom atgal ir jie kai tik buvo kelias minutės pravažiavę, tai varėm su visą minę paskui. Labai fainai buvo. Labai geros emocijos, kai visi skanduoja, rėkauja, šūkauja, jau seniai nebuvom tokiam judesy. Tai va dabar eisim ilsėtis, rytoj laukia gan sunki diena, nes kadangi nusipirkau tas 2 storas knygas ir jas reikės nešiotis rytoj visą dieną. Atėjom pusrytukų, tai šiandien pusryčiam kaposiu Milane picą. Andres įsivalgo savo bupalą užsisakė, o aš picą pusryčiam. Atsisėdome prie pilies parkelyje išgerti limončelos picą, va tokį padarė, kaina 5 euriukai. Šalia centrinio parko yra įkurta Sforcų pilis. 15 amžiuje ši pilis buvo viena prašmatniausių rezidencijų Europoje. Šiuo metu pilis yra didžiausias Milano istorinis muziejus. Kortusijo aikštėje yra įsikūrusi įspūdinga Starbucks kavinė. Tai tarsi nedidelis kavos fabrikėlis, kur klientai gali matyti visą kavos skrudinimo eigą. Čia galima pasivaišinti ir garsaus italų kepėjo Princi šviežiai iškeptais gaminiais, bei įsigyti Starbucks atributikos. Tokio dizaino Starbucks kavinių pasaulyje yra vos 6. Ir visi keliai Milane atveda į Duomo aikštę. Būnant Europos mados sostinėje, būtų nuodėmė neaplankyti ir parduotuvių. Taip pat būtina paskanauti pasakiško skonio itališkų ledų. Paskutinį vakarą nusprendėme praleisti terminių vandenų baseine. Lauke yra padaryti 2 dideli džakuzi stiliaus baseinai. Pirtis yra padaryta iš tikro tramvajaus, kuris kažkada riedėjo Milano gatvėmis. Viduje pirties yra iškabintos nuotraukos apie šitą vagoną. Geras, čia net augina salotas ir kitas salotas. Jaučiu tiekia į kavinę, kur valgysim vakarienę. Padarytas takas masažams, padukų, įvairių skirtingų akmenukų ir žolytis. Dar čia va svogūnų laiškai. Geras, daržiukas baseinė. Net konkorėžių takas yra padarytas. Viskas ant prisiminimų, tai yra kvapai sudėti.
ir gali paspausti kvapą ant savo chalato, pasipurkšti ir kad kvapas tau primintų šitą buvimo baseiną. Čia relaksacijos namelis ir čia irgi toks relaksacijos iš kėdžių namukas. Vadinasi, pasidaryk pats, tai kokteilius daromės patys. Maistas, kuris yra įskaičiuotas į apsilankimo kainą, tai įvairios bandelės, pomidoriukai, alyvuogės, dešrytės, sūris ir pora gėrimų. Pastatą Rūsyje galima rasti baseinus po stogu, labai gražius skliautinius, kaip senovinio itališko stiliaus. Įvairius krioklius masažinius ir tik tokią labiausiai išpopuliarintą audrų kambarį. Ir nemažai įvairių pirtelių. Baseine buvome iki pat jo uždarymo, darbo laikas yra iki 23 valandos. Prieš pat keliaudami į autobusą, kuris veža į oro uostą, dar nusprendėme pavakarieniauti. Na va, gavom paskutinį vakarienį kokteiliuką ir laukiam picą. Paskutinė mūsų vakarienė, 12 nakties, dar gavom picą.